Tempia iš Baltarusijos, bet kadangi negalima, tai padaro kirgiziškus dokumentus. Jis ant advokatų tai prasileis, o jeigu jis nesigins, tai aš jį sukalpošinsiu iš karto. Ir suės tie mano advokatai, tie pitbuliai su šūdais ten. Rusų oligarcho Romano Abramovičiaus vaikai Lietuvos piliečiai. Tai atskleidžia tyriamosios žurnalistikos centro Sienos žurnalistai. Savo darbu siekiame privesti prie pokyčių. Ir mums pavyksta. Mūsų tyrimų rezultatai tai baudžiamosios bylos, milijonai eurų nepasiekusių Kremliaus ir didelės sumos grąžintos į Lietuvos biudžetą. Mes norime nuveikti dar daugiau. O su jūsų parama ir galime. Todėl prašome, deklaruodami pajamas, savo mokesčių dalį skirkite Sienos darbams. VŠI tyriamosios žurnalistikos centras. Skolingi neliksim.